Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl su jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 75-ojo tinklalaidės epizodo. Panašu, kad vasara įsibėgėja. Ir tai signalizuoja ne tik tai kalendorius ir neseniai nuskambėjusios joninės, bet ir oras už lango, kaip plus 30. Jau tikriausiai pas daugelį galvoje atostogos, atostogų planai ir panašiai. Tačiau prieš išeinant atostogaut, rekomenduočiau padaryti vieną svarbų dalyką. Tai yra jau laikas, praėjo pusę metų, įsivertinti, kaipgi jums sekasi siekti savo metinių tikslų. Aš tikiu, kad daugelis klausytojų išsikėlė savo vienokius ar kitokius metinius tikslus. Ir tikriausiai ne tik savo, bet ir savo įmonėm, savo komandom. Beje, apie pusmečio progreso pasitikrinimą ir planų bei veiksmų koregavimą aš jau kalbėjau lygiai prieš metus, tai yra 22 epizode. Tačiau, kaip sako kartojimas mokslų motina, tai manau, kad verta vėl grįžti prie šitos temos ir priminti klausytojams, kaip pasidaryti tą pusmečio tikslų ir progreso įsivertinimą ir tam tikrą tikslų persikravimą. Juk daugelis žmonių metų pradžioj pasidaro planą arba metų pabaigoj, kitiem metam pasidaro gerą, tikrai gerą planą ir pasideda tą planą į lentyną ar į stalčių. O metų pabaigoje pasižiūri, kad gyvenimas labai smarkiai nutolo nuo išsikeltų tikslų ir planų. Kad taip nenutiktų, tikrai paskirkit bent keletą valandų prieš išeinant atostogaut, įsivertinti jūsų metinį progresą ir nusimatyti, kokius korekcinius veiksmus reikia padaryti, kad pasiekti tuos metinius tikslus. Progreso pasitikrinimas aktualus net ir tiem, kurie ne tik tai metų pradžioje nusimatė tam tikrus veiksmus tų iškeltų tikslų pasiekimui, bet ir tuos veiksmus daro. Tačiau labai svarbu pasižiūrėti, ar vis dar teisingai judama link tų tikslų, ar gyvenimas nepakoregavo situacijos ir ar tie patys tikslai vis dar aktualūs ir ar jūs nenukrypote nuo kurso. Aiškių tikslų žinojimas ir jų siekimas dėja, bet nėra įprastas daugumai žmonių. Ir tam reikia paskirti papildomai pastangų ir netgi užsiugdyti tinkamus įpročius, kad ne tik tai išsikelti tikslus, bet ir jų reguliariai siekti. Nes daugelis žmonių yra linkę, arba bent jau nemaža dalis žmonių yra linkusi į tiesiog veiksmus, į veiksmų darymą, tačiau yra dar dalis žmonių, kurie nėra sąlyginai tikslų žmonės. Jie yra labiau krypčių žmonės, tokie kaip atradėjai. Jie labai dažnai išsikelia, nusimato tiesiog judėjimo kryptį, bet nenusistato tikslų. Bet tikslai vis tiek yra reikalingi tam, kad mes galėtumėm juos pasiekti. Vėlgi, tikslai yra reikalingi tam, kad įsivertint, ar šiuo metu aš darau tai, kas yra reikalinga. Tikslų žinojimas ir savo veiksmų vertinimas per tuos tikslus labai smarkiai didina žmonių efektyvumą. Ir tai padeda pasiekti daug geresnių rezultatų. Taigi, jūs turite tikslus, atsisėskit, paskirkit laiką, kada jūsų netrukdys ir pasiimkite tuos tikslus ir pasižiūrėkite, kaip sekasi progresuoti link tų tikslų. Ir pirmiausiai, ar visi tie tikslai, kuriuos išsikėlėte metų pradžioje, vis dar aktualūs. Nes gyvenimas nutinka įvairūs pokyčiai. Pamenu 2020 metais, dirbdamas su vienu klientu, mes metų pradžioj, prieš prasidedant 2020 metam kartu su tos įmonės komanda sudarėme labai ambicingą tikslą ir ambicingą planą, kaip kompanija plėsis, augs ir taip toliau, bet tikriausia daugelis pamena, kas nutiko 20-aisiais, tai atsitiko COVID'as
Ir aišku, jau kovo mėnesį buvo visiems suprantama, kad visas tas sudarytas planas yra ir tie tikslai yra neaktualūs, juos reikia peržiūrėti iš naujo, nes įvyko labai reikšmingas pokytis gyvenime ir aplinkoje. Tačiau ne visi pokyčiai yra antiek reikšmingi, kad juos taip staigiai pamatytumėm. Bet jie yra pakankamai reikšmingi, kad mes turėtumėm peržiūrėti savo tikslus. Dėl to labai svarbu, vėlgi pasikartosiu, pasiskirti laiką, kaip tik praėjus pusmečiui įsivertinti, ar vis dar tie tikslai aktualūs. Štai neseniai vienoje grupėje žmonių irgi aptarinėjome metinius tikslus, kaip sekasi progresuoti ir kaip sekasi siekti. Ir viena dalyvė įvardino, kad jinai buvo išsikėlusi labai ambicingą sportinį tikslą metų pabaigoje galėt prabėgti pusę maratono. Dėl to buvo susidariusi treniruočių planą ir netgi pradėjusi treniruotis, tačiau atsitiko gyvenimas ir jinai laukėsi ir natūralu, kad šitas ambicingas tikslas prabėgti pusmaratonį šiame jos gyvenimo etape tampa neaktualus. Taip, jinai grįž prie šito tikslo kažkada, bet dabar tai yra neaktualu, reiškia, tam tikrus prioritetus reikia persižiūrėti. Ir dar vienas svarbus dalykas, ką reiktų pasižiūrėti, ar jūs siekdami savo metinių tikslų nepabloginote kitų savo gyvenimo aspektų. Aš jau keliose podcasto epizoduose esu kalbėjęs apie tuos 7 žmogaus gyvenimo aspektus, arba kaip knygoje vienas dalykas, autoriai tai įvardino Circles of Life, arba gyvenimo ratai, gyvenimo, taip sakant, indai labai svarbus. Reiktų pasižiūrėti tuos, kaip jūs vertinat savo būseną kiekviename iš tų gyvenimo aspektų. Jeigu nepamenat tų gyvenimo aspektų, tai tiesiog noriu priminti, jeigu turite ir skaitėte knygą Vienas dalykas, tai atsiverskite 103 puslapį, jame labai gražiai tie gyvenimo aspektai arba tie gyvenimo indai surašyti. Jeigu, pavyzdžiui, klausėtės audio knygą, tai galite rasti tuos surašytus gyvenimo 7 aspektus knygos Vienas dalykas tinklapyje. Tiesiog suveskite www.dalykas.lt ir ten rasite įrankiai meniu ir galite parsisiųsti tuos 7 gyvenimo aspektus. Beje, laidos aprašyme bus nuoroda į tą puslapį. Taigi tie 7 gyvenimo aspektai yra dvasinis gyvenimas, fizinė sveikata, asmeninis gyvenimas, svarbiausi santykiai, darbas, verslas ir finansai. Ir įsivertinkit, kaip šiuo metu jūs vertinat kiekvieną tą aspektą. Aš, pavyzdžiui, tokį įsivertinimą darau kas pusmetį, netgi kartais ir kas ketvirtį, tiesiog pasižiūrėti tam, kad kažkuris gyvenimo aspektas nepablogėtų, tuo metu, kai aš kažkurį kitą gyvenimo aspektą gerinu. Tai irgi reikia įsivertinti ir pasižiūrėti, kaip jums sekėsi, ar per tą pusmetį jūsų bendras gyvenimas pagerėjo ir jeigu nepagerėjo, kodėl. Jeigu viskas tik gerėja, tai puiku, reikia pasižiūrėti, kaip galima tą gerėjimą padaryti greičiau. Bet galbūt kažkuris gyvenimo aspektas suprastėjo, nes jūs paprasčiausiai jį visiškai ignoravote, siekdami kitų tikslų ir galbūt reikia šiek tiek perskirstyti prioritetus. Taip pat pusmečio tikslų pasiekimo arba to progreso įvertinimas yra labai gera proga apskritai šiek tiek atsitraukti toliau nuo savo kasdieninės veiklos, iš toliau įsivertinti, o ar aš tikrai vis dar judu ten, kur man reikia. Beje, labai dažnai tokį įsivertinimą rekomenduojama daryti su kokiu nors taip vadinamu ar coacheriu, ar kažkokiu tikslų pasiekimo partneriu, su kažkokiu pašaliniu, sąlyginai išoriniu žmogum, kadangi
dažnai nutinka taip, kad mes patys savo tam tikrų klaidų arba tam tikrų, sakykime, silpnybių ar užsiciklinimų nematome. Tai yra toks posakis, kad labai sunku perskaityti, kas užrašyta ant etiketės, kai pats esi stiklainio viduje. Ir beje, ne visada diskusija su savim yra labai turininga. Taip kad labai gerai yra padiskutuoti ne tik su savim, nes tai padeda daug objektyviau įsivertinti, kiek pasiekta ir ar tie pasiekimai reikšmingi. Ir kartais žmonės netgi save per daug nuvertina, kad aš išsikėliau tokius didelius tikslus, bet nepasiekiau ir koks aš blogas, nes progresas gali būti visai nemažas. Taip kad tikrai rekomenduojama tokį įsivertinimą galbūt pasidaryti ar su, kokiu savo coacheriu, ar su atskaitomybės partneriu, ar su kolega, taip, su kuo jūs aptarėte savo tikslų siekimą. Taigi jūs įsivertinat savo būseną, 7 aspektus ir grįžtame prie metinių tikslų. Vėlgi, kai kalbam apie metinius tikslus, aš tikiuosi, kad bent jau šitos tinklalaidės klausytojai neprisirašė savo 100 metinių tikslų. Ir puikiai suprantate, kad tikslų turi būti nedaug, nes tik susitelkimas ar tas vadinamas susifokusavimas gali užtikrinti progresą. Ir kai turime daug tikslų, reiškia, kai fokusuojamės į daug, mes niekur nesifokusuojame. Tai ir progreso nebus. Ir kai jūs įsivertinat, imat atskirą išsikeltą tikslą ir žiūrim, koks buvo progresas. Ir kai vertinam progresą, iš tikrųjų, vertinant progresą galimi tik 3 variantai. Mes arba lenkiam savo planą, arba mes maždaug viską darom pagal planą, arba atsiliekame. Taigi pirmiausiai pasižiūrėkime situaciją, kai mes lenkiam planą. Ir šitoj vietoj labai dažnai žmonės sako, pas mane viskas daug geriau negu planavau, reiškia, man nieko nereikia daryti. Tai yra labai įprasta reakcija. Tačiau sėkmingi, daug pasiekiantys žmonės, kaip tik, kai yra nukrypimas nuo plano, tai yra jūs pasiekėte daug daugiau negu planavote, tai irgi yra vieta korekcijai. Kodėl? Reiškia, jūsų prielaidos, kiek reikės pastangų, kad pasiekti tą planą, buvo neteisingos. Ir jeigu mes nepadidinsim to plano, nepadarysim korekcinių veiksmų, mes nepasieksim tiek, kiek galėtumėm pasiekti. Todėl vertinant progresą, ir jeigu jūs lenkiate planą, persižiūrėkit, galbūt iš tikrųjų verta tą tikslą padaryti daug ambicingesniu, daug daugiau, kad išnaudoti tą įgautą inerciją, tą judėjimo greitį ir panašiai. Kitas atvejis, kai jūs pasižiūrit ir jūsų progresas, maždaug pagal planą. Žinoma, tokiu atveju irgi galima pasižiūrėti, galbūt verta padaryti planą ar tikslą ambicingesniu, bet galbūt šitoj vietoje ir nereikia daryti jokių korekcinių veiksmų. Nebent reikia pasitikrinti, ar vis dar tas tikslas yra aktualus, galbūt vėlgi gyvenime ir jūsų prioritetuose kažkas pasikeitė. Dabar pasižiūrėkime trečią variantą, kas nutinka vertinant savo progresą, tai yra, kai mes reikšmingai atsiliekame nuo plano. Ir reikšmingo atsilikimo nuo plano priežastis gali būti įvairios. Ir prieš imantis korekcinių veiksmų labai svarbu suprasti, o kokiagi yra priežastis, dėl ko mes taip reikšmingai atsiliekame. Gali būti taip, kad mes išsikėlėme savo per ambicingą tikslą. Ypač jeigu mes pradedam kažką naujo, ko niekada nedarėm. Pavyzdžiui, ten įmonė išsikelia tikslą įvesti į rinką naują produktą ir tą pasiekti tam tikrus pardavimus. Ir kai klausite, kodėl jūs nusistatėte tokį tikslą, mes tiesiog spėjome. Taip jau nutinka, kad žmonės dažnai pervertina tai, ką jie gali nuveikti per sąlyginai trumpą laiką, tai yra per metus. Aišku, dažniausiai neįvertina to, kiek daug jie gali nuveikti per 7 ar 10 metų. Ir galėjo labai tikėtina, kad galėjo būti taip, kad jūs tiesiog išsikėlėt labai ambicingą tikslą, nes apskritai kalbant apie tikslų kėlimą, tikslai būna tokie, realūs, būna tokie įtempti ir būna tokie labai ambicingi teoriškai, tik teoriškai įmanomi. Kartais netgi įsikeliami tokie beveik neįmanomi tikslai. Labai ambicingi. Bet reikia
pirmiausiai pasižiūrėti, ar mes progresuojam. Reikia pasidžiaugti progresu, jeigu toksai vyksta. Tačiau jeigu yra smarkus atsilikimas nuo plano, reikia pasižiūrėti, galbūt mes turime tą tikslą šiek tiek pakoreguoti. Ir galbūt mes tą tikslą turime ne jo atsisakyti, ne patį tikslą sumažinti, o tiesiog jį atitolinti laike. Nes mes išsikėlėme tikslą, kad kažką pasieksime iki metų pabaigos. Dabar, kai pradėjome ir giliau įsigilinom į to tikslo siekimą, pradėjome daryti tuos veiksmus, mes jau daug geriau suprantame, kokie tikslai arba kokie galimi rezultatai yra realūs. Ir kartais verta persižiūrėti ir pasakyti, kad va šiemet mes būtinai turime pasiekti tiek. Šiek tiek mažiau negu, galbūt reikšmingai mažiau negu planavom, bet tiesiog mūsų tas ambicingas tikslas laike nusikelia. Nes jeigu mes paliksim labai ambicingą tikslą, nors patys suprantam, kad jo nepasieksim, tai gali nemotyvuoti apskritai siekti to tikslo ir mus pačius, o jeigu tai yra komandinis tikslas, gali labai smarkiai demotyvuoti ir komandą. Dėl kartais problema, dėl ko mes nepasiekime tikslo, gali būti pats planas, tai yra per ambicingas tikslas. Ir vėlgi, korekcija nereiškia, kad mes atsisakėme nuo to tikslo. Mes jį tiesiog šiek tiek laike atitolinam. Bet kita priežastis, dėl ko mes nepasiekėm to tikslo, tai gali būti ne tame, kad mūsų tikslas buvo ambicingas. O mes turime irgi objektyviai įsivertinti, ar mes darėme reikalingus veiksmus to tikslo pasiekimui. Ir jeigu mes savo pripažįstam, kartais reikia iš tikrųjų išorinio klausinėtojo, kuris padėtų pamatyti tai, kad vis dėlto jūs nepadarėt reikiamų veiksmų to tikslo pasiekimui, reikia savo užsiduoti klausimą, kodėl mes nedarėm tų veiksmų. Ir pirmas klausimas yra, ar tas tikslas iš tikrųjų vis dar mums aktualus ir jisai svarbus. Ar mes neįsikėlėme kažkokį tikslą, kurį jautėme spaudimą iš kitų, iš aplinkos įsidėti. Bet jisai mums nėra labai aktualus. Mes nematom reikšmingos vertės tame tiksle. Bet jeigu vis dėlto tas tikslas yra aktualus ir mums jisai svarbus, mes turime pasižiūrėti, ką mes turime pradėti daryti kitaip tam, kad tą tikslą pasiekti. Pasikoreguoti kažką savo veiksmuose. Ir čia nereikia arba nepakanka savo pasakyti, kad oi, man tiesiog reikia pradėti daryti tai, ką aš nusimačiau. Jūs lygiai tą patį mąstėt planuodami metų pradžioj to tikslo pasiekimą ir tuos veiksmus. To neužtenka savo pasakyti. Arba būna kartais sako, o man tiesiog reikia įsidėti kalendorių, tuos veiksmus ir aš juos pradėsiu daryti. Ir labai paprastas klausimas, o dabar tų darbų kalendoriuje nebuvo? Buvo. Tai kas pasikeis, kodėl staiga jau buvo tie darbai kalendoriuje, bet jūs nedarydavot, kodėl dabar jau nuo pusmečio pasikeis ir jūs pradėsite daryti? Galbūt jūsų veiksmai, kuriuos jūs įsikėlėte, yra per ambicingi ir per dideli. Vėlgi, jeigu skaitėte knygą Vienas dalykas, ten kalbama apie tą pirmąjį domino, apie pirmą veiksmą, kuris turi būti pakankamai lengvas, taip? Kurį lengvai galima daryti ir pradėti formuoti reikiamus įpročius ir veiksmus, kad po to didinti ir didinti ir didinti. Tai vat, jeigu tas tikslas vis dar aktualus, peržiūrėkit, kokius veiksmus tikrai pradėsi daryti kitaip, kad pradėti artėti prie to tikslo. O jeigu tas tikslas jau suprantat, kad jis nėra aktualus, arba bent jau šiemet nėra aktualus, nes pasikeitė aplinkybės, keiskite tą tikslą. Ir kai jūs persižiūrėjote tuos tikslus, progresus ir kaip sekasi progresuoti ir siekti tikslų, gali būti taip, kad pas jūs atsiras šiek tiek kiti prioritetai, nes tiem tikslam, kuriems skyrėte pirmą pusmetį daugiau dėmesio, ten yra daug didesnis progresas, kitiem mažesnis progresas, ar jo visai nėra. Ir galbūt jums reikia pradėti skirti tiem tikslam, link kurių progresas yra mažesnis, daugiau dėmesio. Ir pakeitus veiksmus turės pasikeisti rezultatas. Nes jeigu jūs nepakeisite savo veiksmų, tai natūralu, kad nepasikeis ir
rezultatas. Tokio pusmetinio peržiūrėjimo nauda yra, pirmiausia, mes pakoreguojam savo veiksmus ir tai didina tikslų pasiekimo tikimybę. Tačiau yra dar ir kita tokio tikslų peržiūrėjimo ar tam tikro netgi galima sakyti persikrovimo nauda. Prisiminkite tą emocinį užtaisą, kurį jūs turėjote, kai pasidarėte metinius planus. Metinius tikslus išsikėlėt ir dėliojat metinius veiksmus. Buvo tam tikras motyvacinis užtaisas. Daugiau energijos buvo. Taip pat, jeigu tie metiniai tikslai yra komandiniai, įmonės tikslai, vėlgi buvo tam tikras susinchronizavimas tarp komandos narių. Bet metų eigoje, per tą pusmetį dėl įvairiausių, nuo jūsų nepriklausomų aplinkybių, tas sinchronizavimasis, susiderinimas, sumažėjo ir net išsibarstė. Dėl to toks pusmečio persikalibravimas, persikrovimas vėlgi duos papildomą energetinį užtaisą ir vėlgi tam tikrą susiderinimą ir susinchronizavimą. Ir natūralu, kad tai reikšmingai padidins jūsų galimybę pasiekti išsikeltus metinius tikslus, kas turėtų padėti pasiekti jūsų ilgalaikius ambicingus tikslus. Ir žinoma, jeigu jūs manot, kad jums reikia pagalbos peržiūrėti jūsų progresą, persižiūrėti tuos tikslus, visada galite prašyti man, surasime laiko ir surasime formą, kuri jums bus priimtina ir patogi, kaip jums persižiūrėti savo tikslus ir pajudėti reikšmingai į priekį, tiek siekiant savo asmeninių tikslų, tiek savo įmonės tikslų. Taip pat, jeigu jūs nesate išsikėlę tikslų ir norite efektyviau, ne tik tai išsikelti tikslus, bet ir jų siekti, geriau valdyti savo dėmesį ir prioritetą, laiką ir pastangas, tai yra mano video kursas, kurį jūs galite įsigyti ir tą informaciją apie tą video kursą galite rasti www.amverklubas.lt /dėmesys. Vėlgi, nuorodą į šitą kursą jūs rasite šito podcasto aprašyme, šito epizodo aprašyme. Taigi, tikrai linkiu geros vasaros, gerų atostogų, bet prieš atostogas pasidarykite savo progreso ir tikslų įsivertinimą, kad grįžę po atostogų su pilna energija galėtumėt imtis ir aktyviai siekti metinių tikslų ir pasiekti, kad šitie metai būtų vieni iš geriausių ar galbūt patys geriausi iš tų metų, kurie jau jums pragyventi. Aišku, kiti metai bus dar geresni. Tai šiandien tiek ir iki kitų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!